Sveiki, esu gydytoja akušerė ginekologė Simona Jazdauskienė. Dirbu šioje srityje beveik 10 metų. Dirbau skirtingose įstaigose, tiek šeimos gydytojo komandoje, tiek universitetinėje ligoninėje. Stažavausi Italijoje, Švedijoje. Ir dirbant visose įstaigose labai svarbu, pirmas iš dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra profilaktinis ištyrimas. Konsultuoju akušerinės ginekologinės pacientės, atlieku ištyrimą tiek vaisiaus, tiek ginekologinių pacientės ligų bei skiriu gydymą ar atlieku profilaktinį stebėjimą. Taigi, kadangi profilaktika yra vienas iš svarbiausių dalykų siekiant užkirsti ligų atsiradimą, norėčiau šiandien pakalbėti apie gimdos kaklelio profilaktinį ištyrimą. Tai gimdos kaklelio tyrimas Lietuvoje rekomenduojamas atlikti nuo 25 iki 34 metų pacientėms, atliekant PAP tepinėlį, o nuo 35 iki 59 metų pacientėms atliekant žmogaus papilomos viruso tyrimą. Dažnai pacientės nežino, kaip atliekamas gimdos kaklelio tyrimas, galvoja, kad jis gali būti skausmingas, dėl to nesikreipia pas ginekologą ar nežino, kaip dažnai jis turi būti atliekamas. Taip pat gimdos kaklelio tyrimą rekomenduojame atlikti prieš skiriant kontraceptinį gydymą, taip pat jeigu atsiranda nereguliarus kraujavimas ar kiti simptomai, dėl ko jums gali rekomenduoti tyrimą atlikti gydytojas. Kadangi didžiausia baimė dažniausiai yra iš nežinojimo, norėčiau jums parodyti trumpai, kaip atliekamas gimdos kaklelio tyrimas. Tai gimdos kaklelio tyrimas dažniausiai yra atliekamas su tokiu silikoniniu švelniu šepetėliu, kuris yra neskausmingas. Čia matote gimdą. Gimdos kaklelis yra gimdos apačioje, jisai matomas apžiūrint su skėtikliais. Taip atrodo gimdos kaklelis. Tyrimas imamas su specialiu šepetėliu, įvedant į gimdos kaklelį ir kelis kartus pasukant. Vėliau, jeigu atliekamas skystų terpių gimdos kaklelio tyrimas arba jeigu atliekamas žmogaus papilomos viruso tyrimas, ši šluotelės dalis yra įmetama į specialų skystį, kuris išsiunčiamas ištyrimui. Taip pat tyrimą galima atlikti nubraukiant ant stikliuko. Šis tyrimas yra programinis, atliekamas iki 34 metų ant stikliuko. Taigi, rekomenduoju atvykti profilaktiniam ginekologiniam ištyrimui ir jeigu neatliktas gimdos kaklelio profilaktinis tyrimas, jį atlikti. Anksti nustatant gimdos kaklelio pakitimus galima išvengti gimdos kaklelio vėžio.